Man atrodo, čia schema, kaip pagaminti kitą tokį. Nu ką tu čia darai? Kaip nustabėti? Pakosiek. What? 1924 metais. Aš tai nešvilpsiu tikrai. O taip ir atsiranda koronos visokiausios. Aš, rimtai sakant, bijau įkišti į listą. Nu taip atrodo. Biški rūksta dūmai. Mane ryklis suvalgė. Sveiki atvykę į mūsų naujausią video ir šiandien mes darysim senovinių daiktų apžvalgą. Vat ir dabar mes pažiūrėsim, ar ta senovinė technika, kaip mūsų tėvai sakė, geriausia buvo. Taipogi nepamirštam užsukti į alamoshop.lt, kadangi dabar ten yra bele kokios nuolaidos. Parodyk irgi savo Alamo shop. Su Jack and Jones? Tai va, tiek daiktų turim mes apžvelgt. Nežinau, ar spėsim per vieną video. Gal darysim 2 arba 3 serijas. Jo, tai nežinau, nuo ko nori pradėti, Mira. Tai paspirtuką. Nuo paspirtuką? Bet reikia eiti lauką. Gerai, ne paspirtuką. Jūs sakysit Dyson, o aš pasakysiu Fen nastolnai. Ai, tipo stalinis fenas? What? Turim originalią pakuotę. Jau biškai apsisiota. Čia pagraužta. Bet visai tokia retro, graži dėžutė. Kaina 25 rubliai. Gerai, o kelintais metais čia padaryti. What? 1924 metais pagamintas. What the fuck? Gerai, atidarom. Ir dar pasakyk, kad jis veikiantis. Sakė, kad veikia. Garantija gal dar veikianti, žiūrėk. Persikeliam ant žemės. Turim kažkokį popieriuką. Čia gal instrukcija? Schema. Man atrodo, čia schema, kaip pagaminti kitą tokį. Čia kaip evakuacinis planas. Jeigu suges tam tikras dalykas ir kaip, žinai. Kaip suremontuoti. Supratau, čia yra šitą. What? Čia yra tas dalykas, kurį tipo, aš jau apžvalgą dariau per China Stuff savo serijas. Kad nelabai norisi ant galvos dėti. Gal tu nori? Va, einam čia. Ai, palau, čia tipo šiltas ar šaltas? Smirda kaip. O taip ir atsiranda koronos visokiausios. Man atrodo, 3 dienų reikia, kad išdžiovintų mano plaukus. Gerai, gal ir užbaigiam. Norime jums pristatyti senovinę lietuvišką žoliapjovę, kuri vadinasi Vėja. Kol filmavom šitą intro, tai jau ir sugadinom žoliapjovę. Matyt, ne tą filmavimo lokaciją pasirinkom. Man atrodo, matyt, ne tą orą pasirinkom. Pardavėjas sakė, kad kai važiuoji, tai mechanizmas pats galanda peiliukus. Va. Dabar, aišku, oras nepalankus žolės pjovimui. Ai, ne? Gruodis. Bet pabando vakar mažesnė žolė, nes ten bereikia šūdų yra. Ar matai kažkokių pokyčių? Aš tik matau sutryptą šūdą visur. Tai gal čia šūdų rinkėjas? Šūdo. Nežinau, kelintais metais pagamintas šitas įrenginys, bet matau kainą 40 rublių. Šiaip aš mačiau, mūsų kaimynas naudoja tokią pačią. Yeah. Nežinau, ar tokį patį modelį, bet mačiau, kad naudoja. Bet ten žolė buvo tokia. Kur dabar šitą daiktą palikti? Tai gal kaimynas tavo nori antrą? Gal kaimyną atiduot, žiūrėkit, va, čia naujesnis modelis. Dovanoju. Tai ką, Mira? Tai ką, Mira? Aš testinau feną, ant galvos dėjau tą nesąmonę. Atėjo tavo laikas. Pratestint. Daktaro, kaip jis vadinasi? Daktaro garsiakalbis, nežinau, taip vadinasi. Garsiakalbis daktaro? Ja. Šiaip aš vis laik norėjau išbandyti šitą dalyką. Ar kažkas ten girdys ar ne? Nu, nebijok, nu. Gerai. Net ten širdis. Oi. Eik, tau girdžiu. Girdžiu širdį. A, ne? Alamą girdė? Bele kokias nuolaidas užsukėt, išpardavimas didžiausias. Nenori tu? Biškai čia mano, čia jau mano. Bet šiaip girdisi, pala, davai tavo paklausom. Prisiliečiau su lūpom. Na gerai, paklausom Miros širdelės. O pakalbėk. Viesdu. Nekalbėk. Širdes neturi. Negirdžiu nieko. Tai tokia silpnoka kažkokia. Pakosiek. Pakosiek. Čia atplaučiu. Gerai, pakosiek. Kitas plaučius. Opa, nėra.
Jo, tai kur širdis? Per viduriuką šiaip širdis. Nu, nelabai per viduriuką. Nelabai. Labiau į kairę pusę. Dabar pristatau jums patį kečiausią dalyką iš visų dabar parodytų. Pat atspėk, kas čia yra. Ir ką matai? Ką matai? Oi. Tu, beveik taisyklingai naudoji. Žiūrėk. Čia Jameso Bondo žiūronai. Čia yra kečiausi žiūronai, kuriuos aš turėjau. Šitos tai tikrai paliksiu. Aš negaliu vienu metu žiūrėti 2 skylutės. Man į vieną eina. Tai tu kaip sydas iš ledynmečio pas tave labai toli akis. Tai gali būti. Jo, reikėtis dalykas. Artūrai, nu ką tu čia darai? Ką? Nu ką aš čia per nesąmonę? Kokią nesąmonę, labai gerai stuburį. Nori pabandyti? Aš jau investavau į šitą išradimą. 2 palėtas kitą savaitę ateis. Artūrai? Kaip naujai gimęs. Artūrai, tau reikia išmokti taupyti, nes investuoji tiesiog į nesąmonės, o finansinio raštingumo 0. Turi gal kažką pasiūlyti? Jo. Financial Lithuanians. Dabar klausyk, Financial Lithuanians tai platforma, kuri padeda lengvai suprasti investavimą ir finansų valdymą. Jų tikslas – supažindinti tave ir jaunąją kartą su finansiniu raštingumu ir skatinti protingą investavimą. Ne taip kaip tu, tiesiog pinigai bala. Svetainėje gali rasti įvairių straipsnių ir gydų apie taupimą, investavimą, esminį finansų valdymą bei kriptovaliutas. Pritaikyto tiek pradedantiesiems, tiek pažengusiems. Nu dabar supratai viską. Taip, bet dar papasakok. Kiekviena įžvalga ir metodika, kurie jie dalinasi, pavyzdžiui, su tavimi, yra išbandyta ir pasiteisinusi jų pačių investavimo kelionė. Tokiu būdu vietoj teorinių idėjų jie siūlo realius sprendimus, kurie veikia. Tai dabar jau tikrai nėra žinau, kur kreiptis. Ačiū tau labai. Kur? Į Financial Lithuanians. Senovinis švilpukas. Aš tai nešvilpsiu tikrai. Kas švilps? Aš testinau tą, kur, gydytojo tėpšt. O aš testinau. Per Bluetooth'ą veikia. Ten viduje tiesiog akmenukas. Atspėk, už kiek aš šitą švilpuką nupirkau. 30. Ne, mažiau 15. 15 eurų už švilpuką, kurio mes net panaudoti negalim. Rašykit komentaruose, už kiek jūs pašviltumėt į šitą švilpuką. Man net bloga pagalvojus. Šitą mirą jau turėtum žinot, kas čia yra. Oi, vaikystė. Vaikystė, jo, mes su Mira tokį turėjom. Ant tiek mes seniai. Jo, o dabar sustabdom šitą video ir komentarus parašykite, ar jūs turėjot šitokius žaislus, tokį konstruktorių. O ne dabar, kurie Lego, va kokybė. Mes turėjom tokį patį Lego, jeigu galima tai pavadinti, bet pakuotė buvo truputėlį jau tokia naujoviškesnė. Jo, naujoviškesnė. O dabar čia senovinė. Paiminti tas įsiskranas. Jo, bet jo. Čia instrukcija, ką galima sukonstruoti. Man kas patinka, kad iš šitų detalių galima tiesiog sukurti, gal ne iš šitų detalių. Man atrodo, čia pusė detalių nėra. Pas mus vaikystė gal daugiau detalių buvo. Labai liūdna, kad ne visos detalės negalim nieko mes sukonstruoti. Tai ką mums belieka, tiesiog sudėti atgal ir prieiti prie kito daikto. Sekantis daiktas yra toks senovinis paspirtukas, ant kurio man baisu stotis. Tikrai senovinis. Ne, žiūrėk. Pardavėjas man sakė, kad jis nupirko ir nenaudojo. Nežinau, čia šiaip yra vaikiškas, manau, neatlaikys tikrai mūsų svorių, bet ką žinau, bandom. Kas pirmas? Skaičiu. Gerai, bandom. Kaip tu jauties, tai pasaugiai ar nelabai? Nelabai stabiliai. 1, 2, 3. Ne, tai... Bandom kitaip. Visai smagu, Mira. Kaip nestabiliai. Nestabiliai, bet smagu. Gerai, baigiam mūsų pasivažinėjimus, nes man atrodo jau trakštelio kažkas. Bet žiūrėk, pliusas žinai koks, kad tavo užpakalį išlaiko. Jo, pliusas. Jeigu jau man išlaiko, tai jau visų išlaikys. Nenori pabandyti? Gal kitą kartą. Turim tokį virtuvinį įrankį. Wow. Iš tikrųjų nežinau, kam jis skirtas. Čia garsas kaip iš siaubo filmų. Tik iš tikro nežinom, kaip jį naudoti, nežinau. Reikia gal pridėti instrukciją.
Bet šitą rinkinuką mes jau tikrai žinosim, kaip jį naudoti, nes čia yra tarkų rinkinys. Čia va taip, žiūrėk, va taip pastatai. Pašalt. Tiesiog uždėk ant viršaus. Ne, tai matai, kad čia reikia va šits. Man šitas, va. Matai? Nu ne, va. Mums čia blogai supakavo. Manom pakuot. Tarka kaip tarka. Tarka kaip tarka. Nu, bet man patinka, žinai, dėžutės tos tokios senovinės. Čia dar instrukcija, pavyzdžiui, kurį tarką kam skirta. Ja. Senovinio skaičiuotuvo. O tai tu galvoji, jis veikia? Veikia. Jis veikia. Matai, aš rimtai sakant bijau įkišti į lizdą. Jo. Išmuš kamščius visus. Ar ten tikrai veikia, nes aš čia... Kur tu nori šitam skaičiuotuvui gal 5 metų? 1975. Silvė, išsisaugoja savo projektą. Silvė, išsaugoja savo projektą. Nes galbūt tai bus elektros praradimas. Davai, jung, žiūrim. Užsidegė. Pala, jis gal kraunas. Jis gal kraunas. O tai gal tai mygtuką reikia paspausti? Pabandyk kažką. 6-9. 6-9. Oi. Mira, tu, aš tu palemba. Gerai, dalinam. Iš 3. Lygu? 2-3. Nu tiksliai, gerai paskaičiavo. Pirmiausia. O įdomu, galima tokias kalkuliatorius per egzaminus naudoti? Galima. Nu tai ką, turim elektrinį masažuoklį. Kas įdomiausia, kad jis veikia. Kodėl mes be pirštinių savo? Pardavėjas sakė, kad šitas antgalis pats maloniausias. Tau nereikia? Man nereikia. Nu davai, savo užpakalį. What? Nu, man nugara. Bliama, visai neblogai. Visai neblogai, ne? Visai neblogai. Čia yra dar toks antgalis, nežinau, kam jis skirtas, kažkoks prisasamba. Aš sakyčiau, kol kas vienas iš geresnių. Toks. Kuris veikia ir normaliai veikia. Jo. Nes, nu... Turim kelioninį lygintuvą, instrukciją, garantinį taloną, galbūt dar garantija galioja, ar jau panaudoju šitą. Bet jau pliusas, žinai, koks yra, schemos jau nėra tos. Schemos jau nėra, ne. Eik, tu žiūrėk, koks gerai išsilaikęs. Žiūrėk, čia, man atrodo, kažkoks tai laikiklis. Čia rankinėlė. Ne, čia, man atrodo, laikiklis. Čia rankinėlė. Ai, palauk, tiksliai mira. Čia kas, USB. Turim neišlygintą maikę. Kas tu? Šilo. O, žiūrėk, šilo. Šitos. Nu, ar lygina, ar nelygina, kaip ten? Lygina. Matos. Lygina? Normaliai, matos. Bet labai greitai kaito. Jeigu greitai kaito, tai greit ir sprogs, man atrodo. Yra tokia logika vadovaujasi. Nu, ką žinau, nuveikia? Nu, žiūrėk. Biškiai rūksta dūmai. Bet šiltas, ne? Nu, karštas. Karštas? Jo. O tai išjungiai tą, davai. Jo, tai viskas, va, išjungiam. Nu, kaip galvoji, Mira, kas čia yra? Čia kalendorius. Jo. Taip, šiandien kalendorius. Mechaninės. Tipo pakabinė. Čia, tipo, nu patys nustatot, kelintadienis šiandien yra. Nustatyk šiandienos datą. Va, tokį kalendoriuką, žinai, ant stalo pasidedi, nusistatai ir gerai. Kadangi, Mira, tu esi pas mus gameris, užsakiau tau tokį žaidimą, Crash. Nu, čia jau nelabai senas. 2005. 2 metų, nu, nesakyk. Nu, man atrodo, žinai. Vis tiek. O. Opa. Pala, iš ten. Gal taip reikia laikyti. Mane ryklis suvalgė. Senovinis riešo treniroklis. Aš toks sunkus. Gali ir biskę kačelint, ir riešą. Gal ir patogu? Pagaminta Rygoj, metai nežinomi. Kom tau kvepia? Man tai dulgiam. Čia kvepia žiniom, Mira, žiniom. Čia yra anglų lietuvių žodynas, 75 metų lietuvių anglų žodynas. Matosi, kad jau biškai jau pakramsnojo šuo kažkieno. Bet kokį man žodį mes. Miklus. Miklus, Su ranka žodis susijęs, iš 2 žodžių. Su ranka Handikovskin. Vieną raidę pasakykit spės iš karto. Pirmą raidę. L. L.
Antrą. Ne, nu gerai, penktą raidę pasakykit, žinau. Tai jau mes žodis atsakymu. Nu, light-handed. Light-handed? Ja, miklus. Miklus? Nu, jeigu taip, Niks nenaudojat tų žodžių, nesąmonė. Parduodam. 5 eurai. Tai toks video gavosi, komentuokite, rašykite, jeigu norite dar daugiau tokių serijų. O su jumis, kaip visada, buvome mes, Mira, Artūras ir davai, iki kito karto.